Vėl sugrįžęs į aikštelę. Labai jaučiuosi maloniai, labai gerai grįžti į aikštelę, padėti komandai ir gerą pergalę prieš lyderius. Kaip jautiesi, kojas neskauda? Sužaidai nemažai minučių? Nemažai minučių, toks nuovargis čiurnos jaučiasi, toks skausmas yra, bet reikėjo komandai padėti, buvo žmonių, kurie sirguliavo, tai reikėjo grįžti į aikštelę anksčiau ir padėti komandai. Pats puikiai įsijungia į žaidimą 6 taškai iš eilės, užtildė turbūt tas skeptikus visus. Tikriausiai, čia toks mano darbas, aš žinau savo galimybės, aš žinau kaip žaisti, treneriai žino, buvo šansas parodžiau. Kovoji prieš labai fiziškai stiprų oponentą, kaip tau dvikova? Aš taip pripratęs, man tai netrodo, kad jis toks labai fiziškas. Kaip manai, kas lėmė šiandien pergalę, kas buvo pagrindiniai veiksniai Juventus komandai? Aišku, tas kovingumas komandos dvasia, mes kovėmės iki galo, įmetėm taškus, kai reikėjo įmesti. Žiūrovai šiandien turbūt nešint sparnų tiesiog komandą. Taip, žiūrovai vis laik šaunus, ačiū visiems fanams.